Praktika be teorijos, manyčiau, nebūtų teisinga. Tačiau teorija praktikoje, būtent šis metodas ir buvo taikytas. Kad buvo tokių momentų, kada pašokdavai, paimdavai, kažką užsirašydavai, tai buvo praktikos metu. Nuolat visą tai galvodavai, ar tau to reikia, taip reikia, vadinasi, reikia užsirašyti, kažką panaudoji, be šokant, be darant, be judant, čia pat nukeliauni, užsirašai. Tai ko gero pats įsimintiniausias būdas, kada gali bandyti ir rašytis, tarkim, taip. Tai negaliu pasakyti, kaip jiems pavyko tai padaryti. Buvo visko, buvo ir Olego teorijos, kada jisai rašė ir aiškino, bet buvo labai nemažai ir praktikos. Iš karto tai naudodavom, bandydavom. Tai tokiu būdu dirbo visi, keturiese. Aš manau, man pavyko pasimti, ką Olegas, Violeta, Rima ir Arvydas davė. Galimybę judėti, patikėti, jausti. Ir kas svarbiausia, suprasti, kad nieko nėra svarbesnio už save. Iš principo. Labai gerai pasakė, kad pasaulis be manęs tikrai išgyvens. Net neabejoju. O šiame pasaulyje pats svarbiausias žmogus, kuris yra, tai esu aš, ona. Net ne aš, tai ona. Aš nėra gražu, ona. Tai yra tas žmogus, kuris yra pats svarbiausias. Jeigu aš būsiu pati savo svarbiausia, vadinasi, ir aplinka mane priims ir aš galėsiu atiduoti tiek, kiek aš turiu. Olego pratimai buvo su protu ir jisai išmokino daug pratimų, leidžiančių išlaisvinti protą arba nuimti apribojimus. Pavyzdžiui, arba išgirsti kažkokius apribojimus transliuojamus per televiziją arba kitų žmonių apibendrinimus, pastebėti juos ir išmesti, kad jie netrukdytų priimti teigiamą sprendimą. Arba neigiamą, koks tai bebūtų. Rimos gana stiprus buvo mokymas ir jinai bandė parodyti žmonių įvairovę, nebent aš taip supratau, ir žmonių charakterius, išanalizuoti, koks aš esu, kaip man ar gera su tom bloga. Ir topinis užsiėmimas, kai reikėjo atsistoti ant kėdės ir pasakyti, kas aš esu. Po to pasirodo, kad visiems tai neįdomu, kas tu esi, įdomu tik tau. Tai iš tikrųjų gana stiprus toksai. Violeta tai yra kažkas neįtikėtino, jinai turi gabumų ir daug praktikos neapčiuopiamos protų. Jos mokslai yra, arba tai, kai jinai bandė mums atnešti, tai nėra pamatuojami dalykai. Tai yra darbas su pasąmonė, o pasąmonės negali pamatyti. Jeigu Olego tuos žodžius gali ištrinti, emocijas tai yra gali pamatyti, tai Violetos mokymų negali proto apčiuopti. Tai jinai laužo tokius stereotipus ir galbūt vidinius nusistovėjusius reiškinius. Tai yra priimant sprendimus, turėtum paklausti ir pasąmonės. Pasąmonė to pasakys. Tai pasąmonė, kas yra pasąmonė, tai kas pas mus yra viduje. Šardą aš sakiau, tai yra su šaknim, su žemė, su šaknim, kaulų šokis, galbūt dar kažkaip pratimai kvėpavimo yra nuostabus. Ir kaip nuraminti protą, kaip galbūt sužadinti energijos daugiau. Tai yra kūno kažkokie pratimai. Aš sakyčiau, žmonės, kurie nori pasitikrinti, kas jie yra, kodėl jie vertingi ar ne. Sakyčiau, kad verta suprasti, pabūti su savimi. Tie, kurie nori suprasti atsakymą, kodėl aš esu. Pagrindinis Violetos klausimas. Viešpatie, o kam aš gimiau?